Įprastai aš nelakstau su lygintuvu po prekybos centrą. Ir taip, tai aš su lygintuvu, kuris pakeitė mano gyvenimą. Labas, aš Vincas. Ir ši istorija prasidėjo taip. Kaip įprastai po darbo įkrentu į egzistencinių minčių srautą. Ir nežinau, kas mane vargina labiau. Diena buhalterijos skyriuje ar vienatvė erdvėse namuose. Jaučiu tuštumą persipinusią su liūdesio prieskoniu. Na, turbūt viskas ir taip matosi mano veide. Ir motyvacija kažką pakeisti, tai kaip tirpstantis sviestas. Nuo šios kasdienybės jaučiuosi visiškai suglamžytas. Pripažinsiu, iš pradžių nesupratau, kas mane taip gniuždo. Net naiviai patikėjau, kad šviesos jungiklis gali daugiau negu tik įjungti šviesą. Sako, kreivi veidrodžiai pralinksmina, bet maniškis per daug lygus. Tad pastangos pralinksmėti dar labiau gniuždo. O kai užgroja patefonas, atrodo, kad bent vieninteliam kažkam šitam bute dar yra pozityvo. Manęs vis neapleido mintis, kad kažką galima padaryti kitaip. O pasirodo, atsakymas buvo čia pat, po nosim. Kaip ir tas lygintuvas, su kuriuo lakščiau po prekybos centrą. Jūs net neįsivaizduojat to jausmo. Kai energija užlieja kūną ir norisi veikti čia ir dabar. Bet svajonės apie šviesią ateitį matyt buvo kiek per intensyvios. Ir tas garsas priminė apie rutiną, nuo kurios bandžiau pabėgti. Ir supratau, kad ši diena klostysis kiek taip neįprastai, tik dar nežinojau, ko baigsis. Šiuo autobusu važiuoju kas rytą, su tais pačiais žmonėmis, žinau, kas kurioje stotelėje įlips ar išlips, bet ryto padiktuotas ritmas sujaukė įprastą planą ir pasirodė jį. Tokia miela ir maloni. Iš susijaudinimo norėjau kažkur pasislėpti, tačiau nuo lemties nepabėgsi. Tas pats nuostabus siluetas mano telefone. Ir jis su lygintuvu. Lygintuvas! Staiga viskas pasidarė aišku. Gal savo gyvenimą galiu išlyginti kitą nuostabią Gizir Technomat plokštę. Meilės istorijos visada prasideda su netinkamu planu ir per mažai miego. Galvojat, pulsiu užkalbinti šią nuostabią damą? Ne. Ne mano droviam temperamentui. Nusprendžiau žengti kitų kelių ir savo liūdėsį ištraukti su visomis šaknimis. Bet visgi, kam tas lygintuvas? Aš nepatikėjau, kad tai gali būti tiesa ir turėjau įsitikinti savomis akimis su pačiu lygintuvu, kad tai ne koks reklaminis triukas. Pamatęs Gizir Technomat savo akimis, palietęs savomis rankomis, bet vienu momentu pamiršau apie tą merginą ir sudvejojau, kas man patinka labiau. Geras. Bet sveikas protas nugalėjo. Man patinka Gizir ir ji. Ir siunčiu padėką beprotiškai paslaugiai trukmės konsultantė Jolantai. Ši moteris prisidėjo prie grandiozinių gyvenimo pokyčių. Ji parodė ne tik neįtikėtinas Technomat galimybės, bet ir peržengė visas mano lūkesčių ribas. Ir tada sužinojau jos vardą. Tai Monika. Kol laukiau naujos virtuvės, mano gyvenimas pasikeitė. Atrodytų tik plokštės, tik baldai, bet su virtuvės fasadais jaučiau, kaip kažkas viduje keičiasi, lyg kartu su plokštėmis būtų atvežta ir dalelė ramybės. Šiandien mano gyvenimas šviesus kaip ta Gizir plokštė. Džiaugsmas pulsuoja mano kūne ir aš mėgaujuosi kiekvieną akimirką namuose. Virtuvėje dabar kvepia ne tik kava, bet ir naujų gyvenimų. Net tas senas patefonas groja kažkaip dar šviesiau, o širdis nekantriai spurda, nes šiandien pamatysiu ją. Monika, mano gyvenimo moterį, kuri išlygino ne tik Technomat, bet ir mano suglamžytą kasdienybę. Ir aš įsitikinau, Gizir tai daugiau negu baldinės plokštės.